Prašom balansą. Matot, iš filosofų pozicijos apie modernizmą kalbėti labai yra keblu, nes filosofai dažnai vartoja tą terminą modernizmas. Čia yra, man atrodo, meno ir dailės ar muzikos kritikų išradimas. Filosofai galbūt labiau linkę vartoti terminą postmodernizmas ir tada iš ten žiūrėti į viską, kas modernu, su tokia pežoratyva naudoti, tokia panika. Bet aš pritarčiau tam, kas pasakyta buvo prieš tai abiejų pašnekovų. Išgalėtiškai viena vertus tai buvo kalbama apie tai, kad postmodernizmas yra tapęs tokia košė, kuri ne visada reflektuoja savo tas prielaidas atsiradimą, tą kontekstą. Taip sakant, postmodernizmo suvokimas dažnai ir ypač tų, kurie bando tą postmodernizmą čia propaguoti, apsiriboja kažkokia tokia, reiškia, vidinė savivoka, be matymo to, kas buvo iki tol, be noro išvesti tą postmodernizmą kažkaip tai nuosekliai iš to, ką galėtume sąlyginai pavadinti modernizmu. Bet filosofijai tas, man atrodo, ypatingai yra akivaizdu. Postmodernistinės filosofijos, ypač rytų Europoje, adeptai dažnai užsiima to, kas yra tiesiog tokia konjunktūrinio žargono įvaldymas ir imitavimas, tokių tekstų generavimas, kurios galima atsitiktiniu būdu turbūt kurti kompiuteriais, visiškai nemąstant apie nieką. Nepaisant to, kad didieji postmodernistiniai autoriai, Prancūzijos ar, reiškia, gal kiek galima rasti kažkur aplink, bet daugiausiai tai yra prancūzų mąstytojai, dirbo labai apibrėžtam kontekste to, ką čia galima aptikti, kiek čia yra su filosofais šiek tiek veikalo, tas modernistinės ištakas. Bet kitas dalykas, dėl to, ką Šarūnas Nagas kalbėjo apie tai, kad modernizmo reiškia rėmai kažkokie pasenę čia yra naudojami ir panašiai, bandymas yra kažkaip viskas sustyguoti. Man tai kaip tik pasirodė, kad šitoje knygoje yra visiškai neslepiama tai, kad ta sąvoka yra absoliučiai fragmentuota ir lygiai dabar išskridusi. Man atrodo, reiškia, įvadas yra labai postmodernistiškas įvadas į modernizmą. Ir pats tas žanras čia iš karto aišku, kad nėra jokios pretenzijos nei į kažkokį teorinį, konceptualinį aparatą ar kažką panašaus. Tam tikrą prasme šitą knygą iliustruoja atsisakymą apie modernizmą kalbėti, turint kažkokį tai teorinį rėmą. Galima ginčytis dėl to, kaip yra atrinkti galbūt tie autoriai, pavardės, kurios čia yra pateikiamos ir yra to, reiškia, kritiško imperializmo ir panašių dalykų, bet tada, kai, reiškia, modernizmo sąvokos, kaip buvo čia pasakyti, reiškia, miglotumas kažkoks, taigi, kaip migla išsisklaidęs ir susifragmentavęs, tai man šiandien gana nebūtų ryšius. Aš matau, kad nėra tos ašies jokios. Nepaisant to, kad yra bandoma sujungti kažkaip, bet išskyrus to, kad čia yra pažarstoma pavyzdžių, kaip ir kažkokia kiekesnė tokia pagrindu nelabai jaučiasi tą modernizmą. Yra frazių keletas, bet visumoje jos nuoseklaus tokio nuo iki dėstymo čia nėra. Yra pasakojama, yra istorinis, yra tokios trys linijos, ką aš čia matau, yra istorija, yra menas ir yra kažkokia teorijos kažkokios nuotraukos. Bet tos teorijos čia yra mažiausiai. Daugiausiai yra ekstensionaliai apibrėžti, išdėlioti autorius ir sakyti, jie yra modernistai. Bet kodėl jie yra modernistai? Turbūt ta forma yra labai tinkama iliustruoti ir pateikinėti, kai tu net iki galo žinai, kad neįmanoma į tą klausimą atsakyti. Chronologiniai rėmai kažkokie yra užduoti, bet tarsi ne jie yra numatoma kažkokia tai tokia gilesnė esmė, bet jinai net neatskleidinėjama čia. Nežinau, man kažkaip tai pasirodė, kad tie chronologiniai rėmai gal šiek tiek siaurokai, kurie čia yra uždėti, jeigu čia kažkas tykinės pastabas, bet šiek tiek filosofijoje, taip jeigu žiūrint, tai tas modernizmas prasideda nuo, ne modernizmas, modernybė prasideda nuo Dekarto, kuris sugalvojo, kad reikia atsikratyti visos tradicijos ir pačiam sukurti staiga kažkokį tai konceptualinį aparatą ir metodą ir jo dirbti. Ir man atrodo, kad tam tikram tokiam labai aukštam abstrakcijos lygiui, kai nieko konkretaus ir nebepasakyti, tai charakterizuoja tą modernizmą, kai tu bandai atsisakyti visko, kas buvo iki tol, bet vis dėlto, reiškia, suvoki tai, ko tu atsisakai ir bandai sukurti kažką tai naujo. Toks netikėjimas pasauliu, netikėjimas galimybė sukurti kažkokį tai metodą nebebūtų. Kas atskiria turbūt nuo modernizmo ir postmodernizmą,
kuris atsisako net ir tikėjimo pamoką. Iš vis konceptualinio aparato aš šitoj knygoj nematau. Aš įsivaizduoju, kad yra numatoma, kad modernistai tikėjo kažkokiu, reiškia, glūdinčių kažkur tai rėmų. Bet ką jūs, apie ką kalbame? Tikslinės auditorijos kaip ir pavidalą mes galime įsivaizduoti. Čia nestudija. Tai knyga nedaug. Apie modernizmą knygą išleista reprezentacinių glianciniais vadinamais viršeliais ir puikiom iliustracijom. Jas jau mes visi turim savo lentynose. Ir knygynai užversti ir tais autoriais ir ta begalinė poligrafinė modernizmo prabanga kaip suvenyrinė kultūra. O čia vienaip ar kitaip aš matau tikrai labai jauną auditoriją, kas čia, kokia čia idėja, prašau pasakyti to leidinio, bet aš matau, kad čia yra edukacinis leidinys. Čia tai publikai, kuri neskaito, kuri žiūri, kuri kuria įvykius, kuri pasikliauja savim, kuri pasikliauja savo koledžinę sąmonę, jaunimas, kuris niekaip neturi laiko tokiam dvitomiui filosofijos, modernistinės ar postmodernistinės, moksleiviams visų pirma, aš taip įsivaizduoju, komiksiniai publikai, tai publikai, kuriai gali būti artima šita paroda, kuri susišaukė su knyga labai į temą. Kita vertus, aišku, tas pats komiksas, jis negali jau taip būti supaprastintas, jį puikiai visi suvokė ir modernistai, ir postmodernistai. Bet ar kitaip čia mes matome klasikinį mitą, mes matome visas legendas ir visus svarbiausius personažus 19-20 amžiaus sandūrui perbėdusius į komiksą. Aišku, kur nors New Yorko komiksą, undergroundinį, populistinį ar masinį. Visi herojai ir antiherojai persikelia į komiksinės istorijas. Tai ir į modernistinę kultūrą, to pačiu ir modernistinę kultūrą, kaip tas didysis komiksas iškyla su komiksų personažais. Po to jie adaptuojami postmodernistiniai kultūrai, po to modernistiniai komiksai tampa postmodernistinio meno ikonomis, kaip kokio Lichtensteino kūrybai, tarkim, kuris rėmėsi vien tik tai komiksų. Tai čia tie komiksai, bet dialogai ir pokalbiai, jie irgi tarytum ir vaikiški, naivus, bet už to komikso slypi ta didžiulė kultūra modernistinė, sakykime, visi personažai, kurie tarpusavį diskutuoja ir ginčijasi ir tikrai, kad čia nėra jokių vienareikšmių tokių atsakymų. Tai prašom, Danguolė, vis dėlto kažkoks tas įmanomas. Kiekviena skaitytoja turbūt, kad mes čia bandom jau segmentuoti auditoriją į jaunus ar kažkokius žinančius kontekstą ar panašiai. Kitaip tam, kuris žino, atpažįsta tos visus veidus, kurie net ne visur yra įvardinti, jinai turbūt turi funkcijas suerzinti, galbūt kažkaip sužadinti mintį apie tą modernizmą, postmodernizmą ar kažkokį. Kitam galbūt kažkokį tai smalsumą gali paskatinti ir pasidomėti, paieškoti Wikipedijoje, kas čia reiškia veikėja tą štaimą. Čia yra tik laidinėlis, niša, kuriame bet pradinis išėjimas. Taip, bet man, pavyzdžiui, įdomu, aš taip paskaičiau, pavyzdžiui, gaila, kad šitos knygos vertėjo Mariaus Buroko nėra su mumis kaip literato, jis negalėjo dalyvauti, labai gaila, kad net ir literato, kai aš pasiskaičiau vieną straipsnį, Mindaugo Grigaičio, postmodernizmas ir kitos literatūrologinės baimės. Ir jisai, reiškia, bando formuluoti, kas tai yra postmodernizmas literatūroje. Ir jo, reiškia, be to, kad tai yra pastišas, kad tai yra, reiškia, samplaika iš įvairių kultūrinių sluoksnių kontekstų, dar vienas toks tai bruožas jis iškelia, tai yra kalbos takumas. Reiškia, tiesiog mėgavimas su pačia kalba, kalbos aistringumas, vos neseksualumas, erotiškumas ir taip toliau literatūroje. Ir tas straipsnis senas, 2006 metų, ir jis mini tik vieną lietuvių postmodernistą literatūrų, jo nuomonė, tai yra Rolandą Rastauską. Dabar gal atsirado daugiau, nesakau, straipsnis senas. Kaip yra muzikoje, pavyzdžiui, dailiai, kaip suvokiamas tas, dailiai nevartojamas, kaip muzikoje taip pat tas terminas iš esmės, bet jeigu žiūrėti plačiau, kaip mąstymo paradigma tokia,
modernistinė ir tai, kas buvo po modernizmo, šiuolaikinis menas, ne, tai muzikoje ir dailėje. Tai iš esmės jis yra postmodernistinis. Kaip jūs savo konkrečiose srityse tą matote, pasikeitimą? Muzika svarbesnė už dailę negu Dėl postmodernizmo, tai jisai muzikoje tikriausiai mažiausiai nusakomas. Bet čia yra dar viena gerokai gilesnė problema. Ir tos problemos šviesoje šita knyga man neatrodo stiprus veikalas. Štai dėl ko. Čia iš ties kelis kartus pasitelktas muzikos pavyzdys, kad pakalbama truputėlį apie Schoenbergą, šiek tiek apie Stravinskį. Ir abu kartus prašaunamas pro, post Schoenbergas yra Bulezas. Beje, jo vos gal 5 metų periodo kūriniai. Šiandien jisai stato, kaip puikiai žinote, Wagnerį, visus kitus amžinus autorius. Tai, bet čia aš nukrypau. Esmė kokia, kad iš tikrųjų, juk kaip būna, žmogus kartais išsiduoda visai ne ten, kuris tikisi. Kai šie autoriai kalba apie muziką, aš pamatau, kad jie apskritai kai kuriuose problemuose, jau nelabai stipriai orientuojasi. Ir štai dėl ko. Kalbam apie tai, kad amžiaus pradžioje, pirmam dešimtmetį, prieš 100 metų daugiau, jau negu prieš 100 metų, Schoenbergas staiga pradeda rašyti abstrakčią muziką. Muzika visada yra abstrakti. Ar tai yra visiškai archaiškiausias folkas, ar Bachas, ar Monteverdi, ar Maleris, ar Šostakovičius. Ji visada turi tą abstraktumo matmenį, kuris labai sunkiai pateikiamas kokiais nors pasakojimais, jos labai smarkiai pritempia. Todėl lyginimas tiesioginis ir labai jau tradiciškas Schoenbergo lyginimas su Kandinskiu, kuris tada, aš galiu iškart pasakyti, buvo ir violončelistas, tralelė, žodžiu, ten visi tie pavadinimai, mes čia galim tadinai, yra tiesiog, banalus ir seklus. Panašiai atsitinka su Stravinskiu, kai jo baletas sukurtas lygiai prieš 100 metų, Šventasis pavasaris, tiksliau būtų versti pavasario šventinimas, yra tiesiog kažkokia išskirtinė partitūra muzikos istorijoje, būtent muzikinės kalbos komplikuotumo požiūriu. Šičiagi kalbam apie tai kaip apie kažkokį visišką primityvizmą. Tai yra, nonsensas ir liapsusas vienu metu. Tai šio požiūriu, man atrodo, kad iš tikrųjų yra siekiama kažkokio šito teksto populiarumo avansų. Tiekštelint būtent populiaresnių komiksų ir taip užkariaujant didesnį skaitytojų palankumą. Postmodernizmas tai yra kaip tik ta era, kur šito piknaudžiavimo. Betgi komiksai tai ne tada atsirado. Kaip paaiškinti Džoto komiksus, 26 scenos atsižymė. Populiariausias herojus Kristus. Juk tai rodo, kad tai yra absoliučiai amžinas ciklas, kuris sukasi be galo, 1000 metų iš tikrųjų, nežymiai keisdamas formą, bet labai mažai keisdamas esmę. Ir iš tikrųjų technologijų, madingų technologijų pajungimas yra 5 minučių efektas. Visa kita yra labai sena. Postmodernizmas tai yra grįžimas prie begalės senienų, prie senienų muziejaus, nutupiant tau patinkančiai vietai, gal jau nebe taip reflektuotai, ne taip reglamentuotai, kaip tai buvo prieš, sakykime, 70 metų modernizmo atveju, kai jie vis dėlto labai laikėsi disciplinos, tam tikros askezės, režimo netgi. Šito čia mažiau. Ir muzika, grįžtų vėl prie muzikos, muzika sunkiausiai pasiduoda tokiai katalogizacijai, tokiam skirstimui laike. Ji slysta, ji yra šiek tiek kitokia. Kitokia dėl visai paprastų dalykų. Tai nėra meno kūrinys, kurį autorius gali pats užbaigti iki galo ir nunešti parduoti, o tas vėl kam nors perparduoti. Tokių dalykų su partitūrom nedaro. Kompozitoriai rašo tai, atlikėjai vėlgi groja tai, kas yra, nedaiktiška beveik, išskyrus įrašus, kurie labai smarkiai pakeitė visą tą modernizavimosi procesą. Tai štai, man atrodo, kad iš tikrųjų knyga savo ereziniais ir nepataikymais vis tiek pasiekia tam tikrų naudingų vibracijų. Jinai erzindama tam tikrais akivaizdžiais nepataikymais,
ji suteikia tam tikro azarto ne tik skaityti šitą tekstą, bet domėtis pačiais reiškiniais, kurie galbūt dažniausiai jau nėra tie modernistiniai reiškiniai istorijoje prieš 170-50 metų, bet dažniausiai tai yra mūsų šiandienos požiūris į įvairiausius reiškinius. Ar tai yra kokia nors Kastiljoni dizainas, ar tai yra kokias nors, Rubenso gražuotės, sakykime, taip. Tai šio požiūrį man atrodo, kad tai yra tekstas, kuris, yra kaip geras patiekalas rimtame restorane. Ir tai yra jo vertė. Jis tikrai nepretenduoja sulankstyti, nulenkti lentynas, užimti per daug vietos, tašės nedraskys niekada savo svorio ir pirmiausia mentalinių krūtų. Tai yra tam tikras, desertas, tam tikras dalykas, tam tikra akcija, provokacija, kaip performansas, kažkas tokio, kas nelabai stengiasi išlikti. Bet kas yra svarbu, kas yra priminimas, kas yra minties aktyvacija. Tai gal vėl grįžtam prie tų autorių, gal labai gerai, kad knygutę rašė ne akademikai, ne meno specialistai. Galėjo žurnalistas rašyti, ar toks mūsų užkalnis, bet nežinau, bet kas. Matyti greitai. Ir būtų tikrai tiražas didesnis. Taip. Ir vis dėlto aš manau, kad bet koks gali būti kultūros laukas, bet koks fenomenas, vis tiek tų pakopų link jo yra labai daug, jos visos būtinos, masiškesnė, edukacinė, profesionalesnė, elitinė, tai būna snobiška. Visos jos labai reikalingos, kiekvienam tam kultūros fenomenui suprasti. Ir aš nematau kitos išeities, tiesiog, tarkim, aš dirbu Šiaulių dailės galerijoje, mes visą vasarą 3 mėnesius, kiekvieną dieną non-stop įgyvendinam įvairiausias edukacinės programas vaikams, įvairaus amžiaus. Ir užmiršom visai tas gero meno parodas, bent jau tam laikui, nes susidurėme su labai aiškia problema, su to paties vamzdžio problema, bet kokia kitokia. Tarkim, yra tarp tos įsivaizduojamas vidurinės klasės, nėra jūs Lietuvoje, bet įsivaizduokim, yra tarp tų kultūros specialistų, vartotojų, tokio uždaro siauro rato, didžiulis atotrūkis, nėra tų tarpinių laiptelių, kur galima būtų vis dėlto lipti ir įsisavinti tą kultūrą ir jos vartojimo ritualus. Ir čia tas snobizmas vartotojiškas yra labai gerai. Ir kad tik tai daugiau būtų virtuviai pašnekesių apie kokius nors skandalus tarp menininkų, šeimos narių ar kaimų meno kūrinių, o ne, sakykime, nuolat tų pačių kokių nors serialų personažų krepšinio. Tai manau, kad tai yra būtinas tos pakopas, jeigu mes jų nežengsim, nebus jokių būdų ir to aukštesnio, platesnio meno, vartot meno, sakykime, kūrinius, tas galimybės. Tai ta knygutė, visas formatu, taip viską man kaip ir nurodo, kad čia yra tas pakopinis dalykas. O šiaip aš vėl grįžtu prie tos būtinybės studijuoti modernizmą. Aš niekaip neįsivaizduoju, kaip galima suvokti visą daugialypę šiuolaikinę kultūrą, visas jos apraiškas, nematant tiesiog tų siaurų ištakų, tų nedidelių užminuotų teritorijų, kurios išsproginėjo tą savo energiją ir sukūrė tos diskursus įvairias prielaidas jau šiuolaikiniams postmodernistiniams diskursams. Tarkim, turime dabar tą Vilniuje gatvės meno festivalį, ir džiaugiasi vilniečiai pagaliau jau gražesnių grafikų ant Lietuvos kino teatro pasaulio. Bet tarkim, 19 metais Matiušinas, futuristas rusų, jisai parašė puikų manifestą demokratinį meną masėms. Jisai rašė taip, ne tai, kad reikėtų išdažykime visus miestų pastatų fasadus, visus automobilius, visus praeivių rūmus ir visas, sakykime, vagonų vertinės važiuojančias ryškiaspalviais dažais ir užrašais, ne deklaratyviais, tokiais, sakykime, ideologiškais, bet linksmais ir džiugiais. Tai ten ta užuomazga ir buvo į tą miestą, kurį mes dabar turim kaip postmodernistinį, arba kurio siekiam kaip tokį polifoninis. Bet Benetonas tai padarė. Be abejo, bet kaip mes atpainiosim, ką jis ir padarė, vėl žinom. Tai iš tikrųjų.